kai turime didelį projektą, kai yra keletas technikų, kurias reikėtų pritaikyti tam, kad suspausti projekto, reiškia, trukmę. Tai pirmas dalykas, reikėtų peržiūrėti, ar nėra vis dėlto nuosekliai suplanuotų užduočių, kurias galėtume perdaryti į lygiagrečiai suplanuotas užduotis. Galbūt kažkur tai mes paskubėjom ir kažką galim lygiagrečiai padaryti. Bet jeigu tokios galimybės nėra, tai pati dažniausiai naudojama technika yra fast trackingas. Fast trackingas reiškia, kad aš negaliu jų visiškai sulygiagretinti, vieną po kitą padaryti, vat kaip šičia. Bet aš galiu bent truputį tai sulygiagretinti. Tai naudojamas yra legas su minu. Dar pilnai nepadarius šitos užduoties, jau pradėti daryti šitą užduotį. Ir vat šita technika yra pati dažniausiai pasitaikanti. Tai yra projekto vadovas tiesiog eina, čia gal nereikėtų taip po 3 dienas, bet sakysim, po 1-2 dienas kažkur tai pabando truputį reiškia su lygiagretinti. Viršvalandžius jau parodžiau, kaip padaryti, reiškia viršvalandžius tiesiog, jeigu matau, kad vis dėlto per mažai ir nusprendžiu, kad šitą darbą galima su viršvalandžiais, tai double klikas, advanced skirtukas, kalendorius ir sakau viršvalandžiai. Ir va, matot, automatiškai uždeda viršvalandžius ir parodo, koks bus tada rezultatas. Darbas poilsio ir šventinėms dienomis tai yra lygiai tie patys viršvalandžiai arba paprastesnis būdas yra parašyti e-days. Jeigu aš nusprendžiu, kad tą darbą galima daryti savaitgalį, aš paspaudžiu e-days ir automatiškai, matėt, sutrumpėjo. Tai yra pats paprasčiausias būdas, nekuriant naujo kalendorio. Ir jau nepopuliarus būdas, aišku, yra užduočių trukmių mažinimas. Tai jeigu aš matau užduotį ir 20 dienų, tai dažniausiai 18 dienų galima būtų padaryti. Ir alternatyvių scenarijų pasirinkimas. Tai čia irgi įdomus, reiškia, yra dalykas. Įsivaizduokime, reiškia, tokią situaciją, kad planuojant projektą, aš nežinau, ar scenarijus bus va šitas, ar scenarijus bus apatinis. Sakysim, čia yra 2 alternatyvūs pasirinkimai. Tai yra, kad nereikės man abiejų daryti, bet arba tokiu keliu eisim, arba tokiu. Pavyzdžiui, čia patys darysim, čia su branga, trumpiau, bet brangiau, čia ilgiau, bet pigiau. Ir kada aš nežinau, kuris yra scenarijus, yra tokia funkcija, kuri vadinasi inactivate, deaktyvuoti. Tai dabar aš pasižymiu va šitą ir sakau, šitą scenarijų aš deaktyvuoju. Ir tada projektas ką daro? Jisai neištrina darbo, nes man jo gali ateityje reikėti, ir jisai suskaičiuoja, o koks bus scenarijus, jeigu su branga. Va šitas čia bus su branga. Ir jeigu aš matau, kad su laiku pas mus nėra taip jau blogai, tai aš galiu pasirinkti pigesnį, pavyzdžiui, variantą ir pasakyti su branga deaktyvuoti. Ir tada reiškia, pas mane yra kitas scenarijus. Bet aš abudu scenarijus turiu plane. Tik tai vienas yra aktyvus, o kitas yra deaktyvuotas.